Knygnešys Jurgis Bielinis. Na jau nežinau, kas būtų likęs su Lietuva. Jeigu tokių žmonių, ne vien Bielinis, jų buvo daug, bet Bielinis buvo toks žymesnis iš visų. Jeigu jau nebūtų, tai aš nežinau, kas būtų Lietuvoje. Gal tikrai caro valdžia būtų įsigalėjusi surusinus visą Lietuvą. Nėra istorijos to įvykio, kuris nebūtų ėjęs tiesiai per Biržus. Nes Birža yra tokioje vietoje, kad visi karai, marai ir visos kovos visada eina tiesiai per Biržus. Tai lygiai tai buvo ir su 1863 metų sukilimu. Lemiami mūšiai vyko Biržų girioje ir prasidėjus caro valdžios represijoms, uždraudus lietuvišką spaudą, vis tik labai toks ryškus knygnešių judėjimas, tai yra lietuviškos spaudos gabenimas iš Prūsijos į Lietuvą, buvo irgi biržiečių rankose. Knygnešių karaliumi ne veltui buvo vadinamas Jurgis Bielinis, apie kurį legendos pasiekė ir mūsų dienas, kuris buvo vadinamas nesugaunamuoju, kuris visada įsisukdavo iš caro žandarų. Pirmiausia, tai todėl, kad jis daugiausia tų knygų pernešė, na ir, sakykime, yra toks chrestomatinis teiginys, kad jis iš esmės pernešė, organizavo tiek knygų, kiek visi kiti knygnešiai kartu sudėjus, ar ne? Antra, jis iš tikrųjų buvo legendinis, tai yra jam pavyko, kadangi jis buvo pakankamai prakutęs, išsilavinęs žmogus, tai jam pavyko pasislėpti ir sukurti tokias komiškas situacijas ir dėl to asmenybė jo jau jam gyvam esant apaugo legendomis. Būsimasis knygnešys gimė pasiturinčių ūkininkų Petro ir Elžbietos Bielinių šeimoje. Be Jurgio dar augo vyresnė sesuo Marijona ir jaunesnis brolis Andrius. Tad anksti mirus tėvui, ūkininkavimo našta teko 15-mečiui Jurgiui. Bielinis, jis buvo labai geros širdies toks, jis norėdavo vis laik žmonėm padėti. Smuklininkas, ercikas, pasisavino dalį kunigo žemės. Bielinis pradėjo jį purtyti jau, kad tu atiduok kunigui žemę. Ercikas kurgi atiduos, kaipgi iš čia dabar. Jis melagingai skundė Bielinį, kad jis jam skolingas 40 rublių. Ir teismas priteisė Bieliniui mokėti, nors jis tikrai tų pinigų nesiskolino iš Erciko. Bet teisme buvo kalbam rusiškai, o Bielinis nesuprato. Beveik tuo pačiu metu dvaro nuomininkas apskundė, kad jis gano karves dvaro miške. Vėl bauda 16 rublių. Jis galvoja, Dieve, už kągi man šitokia koronė, kad tikriausiai todėl, kad aš esu nemokytas. O beveik tuo pat metu, jis labai jaunas vedė, 18 metų, ir sūnus gimė. Ir tada beveik tuo pat metu, kaip čia viso šitos teismai, tos baudos, jam žmona mirė. Mirė metukų nesulaukė sūnus. Ir jis tada žemę išnuomoja ir galvoja, reikia man mokytis. Įsinuomojęs ūkį, Jurgis Bielinis už gautus pinigus pasimoko privačiai Šiauliuose ir Mintaujoje. Rygoje baigė 3 klases, pramoksta rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir latviškai. Skaityti lietuviškai buvo išmokęs iš namiškių dar vaikystėje. Iš vaikystės jį pasiveja ir svajonė – noras tapti kunigu. Reikia 4 klasės baigti. Rygoje nieks jam nebeleidžia baigti, reikia valsčiaus pažymos kažkokios, gal kad tarnavęs armijoje, tarnauti armijoje, jis nenori caro armijoje. Ir jis grįžta į Lietuvą, vėl gauna čia 100 rublių namie ir iškeliauja į Kauną, ten baigs mokslus, 4 klasę, stos į kunigų seminariją. Bet nuvažiavęs į Kauną, ten jam ištraukė pinigus ir paliko plikas basas, be pinigų, be mokslų. Grįždamas namo, Jurgis Bielinis užėjo pas vyskupą Motiejų Valančių ir pasibėdavojo tenai. Vyskupo padėjėjos,
Knygnešės pasiūlė Jurgiui įsidirbti pinigų, platinti draudžiamas lietuviškas knygas. 3 metus platino, užsidirbo pinigėlių ir vėl stojo, jis ten važiavo mokytis. Pasirodo, tų pinigėlių per maža, o jam jau 30 metų. Grįžęs namo, Bielinis ėmė žemę savo, suskirstė, kvietės matininkus, suskirstė tą žemę, gal pirmutinis Lietuvoje, į 9 laukus, 9-laukę sėjomainą įvedė. Kadangi, kai jis mokėsi Rygoje, ten buvo mokoma ir žemės ūkio mokslo. Vedė 2 kartą, tų knygnešystės jis nemetė. 83 metais, kai pasirodė Aušros 1 numeris, va tada sujudino visą Lietuvą, organizavo, sujudino, kad būtų organizacijos tokios kūriamos lietuviškai knygai platinti. Va tada Bielinis susitiko Pasvalio rajone su Ūdra, tokiu pat šviesuoliu, ir jie sutarė tas knygas platinti dviese. Iš pradžių dviese platino, o paskui po poros metų dar 5 prisidėjo ir visi 5, visi susidėjo po 200 rublių tam pirmam užpirkimui knygų. Ir tada jau gavos tokia organizacija, pasivadino Garšvių knygnešių organizacija. Ta štabas buvo pas Ūdrą, o knygas visas laikydavo, kaip sandėlį, turėjo kitam kaime, pasakė, Mažažemį Dilkų. Man visada liks didžioji mįslė ir didysis stebuklas, kaip lietuvis valstietis palieka savo žemę, arkliuką, savo karvytę, palieka savo šeimą ir eina nešti draudžiamos literatūros. Taip, po to tai tapo gana gerų biznių, mes visi tą žinome, nes vis dėlto 40 metų spaudos draudimo, bet mano galva pirmasis 10-metis tai buvo grynai iš idėjos. Ir va tai man visada lyg žmogaus prigimties paslaptimi ir mane tai labiausiai ir pačią, ir stebina, ir džiugina. Ir kaip aš sakau, o gal gerai, kad 21 amžiuje yra dalykų, kurių mes negalime įspėti iki galo. Kaip liaudies kūryba, taip ir čia. Tiesiog žmogus jaučia pareigą ir jisai eina. Visą Vidurio Lietuvą, va šitą Garšvių knygnešių draugiją, visą Vidurio Lietuvą, Rytų Lietuvą ir dar dalį Latvijos Latgalą aptarnaudavo su knygom. Ten maldaknygės nešė, kalendorius knygas nešė. Ir Latvijos mokslo akademijos bibliotekoje ir šiuo metu dar yra keletas knygų, kurias nešė Bielinis, kaip relikvija saugomos. Ąžuolas šitas vadinamas Bielinio ąžuolu. Knygnešio Bielinio ąžuolu. Šeimos, kaip ir susirašinėjimo vieta buvo šitie ąžuolas ir akmuo. Iš kur ta stiprybė žemės, krašto, įdomumas, originalumas, tai iš tokių žmonių kaip Jurgis Bielinis. Manyčiau, kad tai irgi buvo įdomi, stipri asmenybė ir tuo jis yra unikalus ir tuo jis yra įdomus. Ir rašė, ir organizavo, ir vadybininkas geras buvo, ir pats nešė tas knygas. Tiesiog tai yra stiprios, iš tikrųjų herojiškos asmenybės bruožai. Jurgis Bielinis, mes dar dabar esam Jurgio Bielinio viešoji bibliotekai. Tai yra knygnešių karalius vadinamas ir ne veltui vadinamas knygnešių karaliumi. Skaičiau visai nesenai tokią labai įdomią teoriją, kodėl būtent Biržų krašte buvo labai išpopuliarėjęs tas knygnešių tinklas. Ir kodėl iš Biržų krašto yra Jurgis Bielinis, būtent tas didysis knygnešys. Nes Biržų kraštas yragi labai toli nuo Rytprūsių, iš kur buvo gabenama visa lietuviška literatūra. Mes esam kitoj Lietuvos visiškai daly. Pavyzdžiui, suvalkiečiai jie irgi turi daug knygnešių, tai jiems daug arčiau ta visa teritorija.
Tai vėlgi tokia įdomi teorija, aš nežinau, ar jinai yra pagrįsta, bet aš skaičiau šią teoriją tam tikro mokslo žmogaus, kad visa tai yra įtaka reformacijos, nes Biržai yra reformatų kraštas. Ir būtent su reformacija nuo 16 amžiaus į Biržus atkeliavo ta didžioji kultūra, mokslas ir raštas, ir ką reformatai yra išsaugoję tikriausiai iki šių dienų. Tai vat būtent ta reformatiška įtaka darė labai didelį gerąją prasme spaudimą žmonėm eiti į mokslą ir eiti į kultūrą. Trokšti skaityti, trokšti nepasiduoti, trokšti kovoti. Jurgis Bielinis kovojo ne tik žodžiu, bet ir raštu. Padėjo žmonėms rašyti skundus ir laiškus, matant, kaip savivaliauja valdininkai. Jis diktuodavo ir patardavo, ką ir kam rašyti, kur siųsti. Didelės pastangos ir noras padėti vargstančiam žmogui atsisuka prieš jį patį. Caro valdžia susirūpino, kas kursto žmonės. Kai suprato, kad čia Bielinis, pirmą kartą buvo jo namuos tada. Ir visai atsitiktinai tada atrado knygas. Ne kaip pas knygnešį kratą darė, bet todėl, kad ieškojo to žmogaus, kas ten buntavojo to žmonės, kas juos kelia prieš caro valdžią. Na ir tada, kaip surado knygas, tada jau prasidėjo tos kratos dėl knygnešystės. Bet Bielinis buvo keletą kartų pakliuvę žandaram, bet tai atsipirko. Tai žodžiu, gudrumu pabėgo. Yra keletą kartų, kaip pasakojo, kad jis buvo namuose ir užėjo žandarai. O krosnis vakarykščiai gal kurenta, kad žmona, žodžiu, ruošęs kurti krosnį, jis ištraukė tas malkas iš krosnės ir pats į krosnį, o ta žmona seniaugi būdavo, kad sukapoja malkas tokiais, neilgais tokiais pagaliukais, suriša kuliukus, sakydavo, kuliukai. O ta žmona tą kuliuką į tą pečių atseit ruošęs kurti. O tas pečius vakarykščiai kurentas, taigi ten jau nėra šalta, bet jau jis kažkaip iškentėjo ten, nesurado jo. Kitą kartą kažkur tai užėjo jis ten pas žmogų su knygom, o ten urednikas. Ir jis apsimetė elgetą, pradėjo poteriau. Tas urednikas dar davė kelias gryvinas jam tenai kaip išmalda. Na ir po šitų visų kratų, po tų 88 metų, kaip to Žaslios negalėjo jis nieko padaryti, vis tiek buvo nugriauta ta bažnyčia ir tas vienuolynas nugriautas. Ir jis galvoja, Svetuliu, argi visam pasaulyje šitokia neteisybė? Nagi reikia žiūrėti, kaip kiti gyvena. Antrą kartą Jurgis išnuomoja ūkį ilgesniam laikui ir išvyksta į vakarų Europą. Aplanko Vokietiją ir Belgiją. Prancūzijoje jis pakliūna į Lenkų organizuojamą kongresą dėl Lenkijos išsivadavimo. Jis ten buvo pristatytas oficialiai kaip Lietuvos valstiečių atstovas. Ir Bielinis ten sėdėjo, klausės, viskas jam ten tiko, kol nebuvo pasakyta, kad Lietuva yra Lenkijos dalis. Va čia Bieliniui užvirė kraujas. Šoko jis į tą tribūną, kaip čia gali būti, Lietuva niekada nebuvo niekam priklausoma, dabar yra Lietuva pavergta. O mes turim savo etnografinės sienas, turim savo kalbą, savo papročius ir mes nieko bendrai negalim turėti su Lenkija. Va tada jis buvo išmestas iš to kongreso. Jurgiui Bieliniui keliaujant po Europą, jo namuose buvo atlikta krata. Žandarai rastas knygas ir laikraščius sukrovę į 2 maišus įsivežė. Aplankyti žmonos ir vaikų, Juozo, Emilijos, Kipro, Liucijos ir Baltazaro, knygnešys į namus sugrįždavo vis rečiau. Vengdavo sukelti pavojų šeimai. 94 metais tai spaudos, tai organizacijai
paliko sunkus laikai, daug sugaudė tų knygnešių, paliko Bielinis nesugautas. Ūdra irgi gal paskutinį sugavo, bet Ūdra ilgai, gal kokius 4 metus sėdėjo kalėjime be teismo, tik paskui buvo ištremtas į Jarenską tenai. O tie, kurie sugauti knygnešiai, jie nepasakė tų pavardžių. Aš galvoju, jie turbūt ir nežinojo, gal jie viens kito ar pavardžių nežinojo, kaip dėl konspiracijos. Ir jie tik nupasakojo, kaip atrodo tie žmonės. Tai ir Bielinis buvo ieškamas kaip panašus į rusą. Kadangi buvo su barzda, tvirtas žmogus ir panašus į rusą, tai jam vienas kunigas patarė, sako, tu nusiskusk barzdą. Ir Bielinis nusiskutė barzdą, kad jo netaip atpažintų. Ir sakau, tada gyveno tam Vilkokalnį, o kai gyveno Vilkokalnyje pas Banius, jis parašė 7 knygutes, tokias brošiūrėlės išleido. Ir ten buvo daugiausia valstiečių gyvenimas aprašytas ir kaip ponai savavaliauja, kaip žemės iš jų atima, visas tas konfliktas. Ir vienas ponas buvo pažadėjęs net kelias 100 rublių tam, kas įduos, kas čia rašinėja šitas knygas. Ir kaimo žmonės žinojo, bet sakė, niekas neįdavė Bielinio. Jurgis Bielinis ne tik platino, bet ir bendradarbiavo Aušroje, Varpe, ūkininke, Tėvynės sarge, Vienybėje lietuvninkų. Pats rašė bei savo lėšomis spausdino knygas, brošiūras. Išleido 3 numerius valstiečiams skirto neperiodinio leidinio Baltasis erelis. 87 metais ten jo anūkas, jauniausiojo sūnaus, Baltazaro sūnus Algirdas, nors jis pasivadino paskui save Jurgiu Bieliniu pagal senelį, rūpinos, kad būtų pažymėta ta sodyba. Ta koplytstulpį užsakė pas liaudies menininką Leoną Jozonį. Ir tas Jozonis jau buvo gerai išstudijavęs turbūt Bielinių tą visą biografiją, jo visą šeimos biografijas. Ir tą paminklą, tą koplytstulpį, kai buvo atidengimas, čia buvo mitingas didelis šalia, ir atidengė ir visi apstulbom žiūrėdami, ne vienas Bielinis, o skulptūros ten 3. Bielinis, Bielinienė ir jo brolis Andrius, be kojos invalidas. Nes Bielinis nešė knygas, o žmona, taigi žmona namie slėpė ir knygas, ir vaikus augino, ir žemę dirbo, ir jį patį perspėdavo. Apsaugoti vyro žmona negalėjo. Pakliuvo Jurgis prie pasvalio su visu vežimu knygų, gal metai iki spaudos draudimo panaikinimo. Varinėjo jį į Panevėžį, iš ten atgal į Biržus, bet pakeliui jam pavyko pasprukti. Buvo vasaris. Basas ir vienmarškinis bėgo pažliugusiu upės ledu, kad nesimatytų pėdų. Kalėjimo ir Sibiro išvengė, bet ilgai sirgo ir sveikatos nebeatgavo. Per karą jo žmona su dukro šeima buvo pasitraukus toliau iš Lietuvos, galvojo, kad greitai sugrįš, bet kaip karas nesibaigė greitai, jos iki pat Petrapilio nakeliavo ir ten iškentė ir badą, ir šaltį, ir blokadą visą. Ir tik vėliau po 3,5 metų grįžo, o Bielinis čia lankydamas savo draugus, keliavo po Lietuvą, gyveno pas sūnų. Ir 18 metais, kada jau Rusijoje buvo revoliucija, buvo karas, jis sako, kodėl mūsų valdžia nepaskelbė Lietuvos nepriklausomybės. Rusijai dabar Lietuva labai mažai rūpi, juk ten Rusijoje tokia suirutė. Na, ir jisai įsiruošė į Vilnių, duoti valdžios vyrams proto įkrėst, kad reikia skelbti Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo sausio mėnuo 18 metų ir jis nukeliavo iki pasvalio, pas vieną apsnakvoja, pakeliauja, pas kitą ir jam paliko su sveikata negerai pasvalyje ir paprašė, kad jį nuvežtų pas Mitkų į Katinų kaimą.
Tai žmogus pakinkęs arklį, žiemą rogėm pakinkęs arklį, nuvežė jį iki upės, iki Mitkaus, antroji pusė upės, Mitkaus sodybą. Ir jį nuvežė iki tos sodybos, iki upės ir jį paleido. Jis per tą upę perėjo kažkaip, tai persikapanojo ir prie kryžiaus sukniubo. Mitkus pamatęs, išbėgo, bet jau nebegalėjo su juo susikalbėti, mirė Bielinis. Kai mirė Bielinis, tai sūnus jį čia laidojo. Anksčiau, kiek žinau, žmonės įsipirkdavo vietas čia šventoriuje, kad leistų palaidoti. Bet kai toks žymus žmogus Lietuvai, tai nežinau, jis pirko, ar jį taip leido palaidoti čia. O žmona tik tai grįžo po 3,5 metų, kaip išvažiavo ir jau Jurgio neberado. O kai žmona mirė, palaidojo ten pat, tam pačiam kape, kai jeigu jaunystėje nebegalėjo būti kartu, tai nors jau amžinam poilsiui atgulė vienam kape.